Sveiki, su jumis Lietuvos žuvis ir žuvų žinios. Šiandien pasikalbėkime apie širšių ir kitokių vabalų gurmanus – šapalus. Šapalai maistui neišrankus, minta tiek augalinės, tiek gyvūninės kilmės maistu, mailiumi ar kitomis žuvelėmis. Paprastai sakant, kuo didesnis šapalas, tuo didesnis jis ir plėšrūnas. Tačiau palyginus su kitomis karpinėmis žuvimis, storasprandžio augimo tempas nėra labai greitas. Maždaug pusės kilogramo arba 25–30 cm ilgį jie pasiekia 7–8 gyvenimo metais. O jeigu jums pavyko sumeškerioti 50 cm šapalą, kuris jau laikomas trofėjiniu laimikiu, tikėtina, kad jam yra bent 15 metų. Moksliniuose šaltiniuose seniausias užfiksuotas šapalas buvo net 22 metų amžiaus. Šiuo metu šapalų verta ieškoti upėse netoli stambių akmenų, tiltų, aukščiau rėvų, lankuose tarp žolių. Na, o rudenėjant ir artinantį žiemai šapalai palieka sekumas ir leidžiasi į ramesnes, gilesnes vietas. Ačiū, kad klausotės ir iki pasimatymo prie upės besivaikant šapalą.